Mes atvykom į Lazdynų Pelėdos dvarą. Šitame dvare gyveno mano teta Jarušaitytė Adolfina Markūninė. Taip pat jos vyras Antanas ir 3 vaikai - Rima, Ida ir Antanas. Va, mes truputėlį ir pasivaikščiosim, apžvelgsim šito dvaro teritoriją. Ir dar mes sutikom moterį, kuri dabar prižiūri tą dvarą, į kurį sutikom mums viską parodyti ir pasakoti. Ir galbūt dar su ją pasidalinsim kai kurią informaciją, kurį mes žinom apie buvusius prižiūrėtojus. Mes stovime Bajorų Ivanauskų dvarelio kieme. Šitokio formato pastatas stovi nuo 1882 metų. Tuo metu buvo pabaigti remonto darbai, užtrukę gerą 10-metį. Prieš tai turėjo pastatas būti dar didesnis, tačiau viena dalis nudegė ir Nikodemas Erazmas Ivanauskas nusprendė, kad šitokio pastato pilnai užtenka. Tai atspindėjo jo pasaulėžiūrą, jisai visiškai buvo minimalistas, idealistas, jam nereikėjo perdėtinio pasididžiavimo objekto. Jie priklausė bajorų šeimai su herbu, herbe yra ragai. Ir šitą aplinkui apsidairė, šitam dvareliui priklausė nepilnai 300 hektarų žemės. Tai viena dalis su miškais. Viena dalis pūdimavo, kita dalis buvo dirbama, trečią dalį išnuomodavo ir žodžiu, nuomininkai dirbo. Už pastato ten yra ūkinė dalis, o dabar aš jūs kviečiu pereiti per šitą alėją, kurią sodino Nikodemas Erazmas Ivanauskas. Liepoms maždaug yra 170 metų tikrai. Ir dar buvo tarpuose augo didžiulės nuostabios tuopos, kurių liko šiandienai tik tai 3. Baltoji tuopa, žodžiu, kaip medis liko 3 medžiai dar gyvi. Ir mes judam dabar link Nikodemo Ivanausko projekto Venecija Paragiuose. Jis įsimylėjęs vyras, buvęs 1863 metų sukilimo dalyvis, jau prieš tą sukilimą pažadėjęs savo širdį Karolinai Pečkauskaitei ir pavardę aš žmonos patikslinsiu. Kiekvieną kartą kažkoks yra toks stigma smegenyse susipainioja raidės. Tai dabar judam link Venecijos Paragiuos ir apžiūrėsim tas nuostabesias Nikodemo Ivanausko sodintas liepas, kurios yra tos tikrosios mažalapės ir ten tikriausiai mus tikrai švilpaus vėjai ir pūsvėjai. Tai trumpai staptelėsim prie tos Venecijos, o paskui eisim į beveik 100 metų sukakti greit minėsiančią pirtelę. Tai žiūrėkit, kaip čia jūs atsistojat, kaip mezgimo raštai, pynės, lyg būtų vilnonis megztinis. Ir gražesnio žemės meno dar ir nesurasi. Tai va dabar čia šita skulptūra. Čia pas Nikodemas, jo? Jo, čia pagal jo nuotrauką tarėmės mes su skulptorium Kęstučiu Butnorium ir šita skulptūra gimė, o dabar man reikia kokio nors burtažodžio. Vida, jūs pasakykit, kokį nors burtažodį, tik ne abrakadabra. Simsalabim. Simsalabim irgi jau kitoks negu tas vienas iš tokių sunkiausių. Makarai ten kažkas tokio. Makarai, tai sugalvojom, kad Nikodemas jūs pasveikins besidairydamas po savo alėją ir ten dabar žvelgdami pro tas duris, kur baltos durys iš namo galo, tai ten pro tas duris jis iš savo miegamajo, kuris visiškai mažutis kuklus, jis išeidavo į malernę. Malernė tai yra ateljė. Jis ten tapė paveikslus. Tai čia šokdinam dar Nikodemą ir keliaujam. O prie šitos liepos tai visada matuojamės, o tai kaip mūsų sprandas laikosi. Žiūrėkit, taip tiesiog čia jau ir nuglostėm,
Tai va, atsistoji ir ar matosi viršūnė, ar nesimato. Prie pat. Žinau, dar įsitaisykit, va taip, kad nugarą pajustumėt tą visą medį. Matau. Liuks. Oi, kaip gražu. Aš jums sakau, kad gražu. Nori pastovėti? Būtinai reikia pastovėti. Po to grįžčiau pastovėsiu. Nes jeigu jūs, aš kaip sakau, nepraėjęs Liepų alėją, tai vadinasi, nebuvot Paraguos. Nebuvot. Tai va, keliaujam prie kito medžio ir va ten irgi tas dar kitoks raštas. Šitoj, čia laikinas statinys scena, tai toj scenoj va ten ant vidinio balkio toks trikampiukas matosi viduj, tai mėgsta tupėti pelėda. Esu ne kartą, jo, esam vat pasileidom ir sūnus, ir du šunys ir pakilo jinai gegužės. Yra buvę gegužės pradžioj, va tokia diena kaip šiandien, tokia be ryškios saulės. Kažkada jau skraidė balandžio mėnesį, va irgi taip vakarinė tokia, jos beveik va ji tokios spalvos. Mane vedžiojosi už nosies vasario gale, be 25. Vilkom šakas va ten į laužavietę ir pakilo ta pelėda virš galvų ir paskui aš ją radau egliai tupinčią. Nu, žodžiu, ji paskui nuskrydo giliau ten į didesnius medžius, tai sako, matyt, viena pelėda perėjo, o tas va vedžiojo ne už nosies, tas patinas, kad aš, nu, netrukdyčiau. O dabar va žiūrėkit, atsisukit ir žiūrėkit, kokius grožius liepos. Va, nu taip va net dar, nu va tas raštas, ne, to kokio va kitas mezgimo raštas galėtų būti kokiam apdarui, ne, mezgėjai nusikopijuot. Tai, o čia šalia seserims skirta kompozicija, toks ir meno kūrinys su funkcija, solelis, Sofija dešinėje, Marija kairėje buvo labai skirtingos seseris. Viena ekstravertė, ugninga, temperamentinga moteris, o kita tokia įgyli, tyli, bet niekiek ne, na tiesiog kūriniuose, sakykime, man labiau vat irgi tokios įžvalgos Marijos Lastauskienės. Bet abi viena nuo kitos, nu kaip kasa, ne, jos susipynė, jos vieną kitą papildė ir netgi, kai kūrinius rašė, sako, o koks skirtumas, kas parašė, svarbiausia, kad yra parašyta. Ir vat jeigu pasiimtumėt vėl tuos raštus, jums atgytų tetos, mamos, nu ta šnekta, vat, ne šito krašto. Kai Nikodemas Ivanauskas sugalvojo, kad va čia reikia iškast tvenkinį su sala ir dar kanalus, kad galėtų savo mylimą žmoną Karoliną plukdyti valtelėje, tai tie darbai užtruko apie porą metų. Romantiškas užmojis baigėsi finansiniu krachu, nes, na daug, čia buvo, kaip jūs ir sakot, vatane buvo ir miškai, ir buvo daugybė upokšnių, ir upeliukų. Tai dabar po melioracijos 70 metų čia viskas kitaip, o anuomet romantiškoji pasakojimo pusė, ne, kad turėjo būti kanalai ir jis plukdė savo žmoną valtelėje ar ketino plukdyti. Tai jauni vyrai pametė visas darbus prie savo ūkių, lėkė į Paragius, tikėdamiesi užsidirbt gerai. O čia pakasa, na žinot, kaip kasė, tai kastuvais, rankomis pakasa. Ir vėl iš ryto užgriuvė, vėl vanduo pats įradęs, tai užtruko 2 metus ir viena kolegė dar mano darbo, vat jos tėvelis jai pasakojo, sako, niekada negalima apleisti savo ūkio dėl tokio, žinot, trumpo susižavėjimo, nes jeigu tu dirbi ten savo žemę, jau nebeprižiūrėsi, ne, sakykim, ten tie darbai, aišku, jaunimui tai kitaip atrodo gyvenimas. Tai dar Nikodemo sumanimas buvo išraityti tuos kanalus, o ten per visą tą pievą. Bet neilgai trukus, čia buvo pradžia projekto, paskui gimė Sofija 1867 metais
Ir ta proga apsilankė pas juos Pruškovskis, Nikodemo Ivanausko draugas ir sugundė juos keliauti ir studijuoti tapybos į Karališkąją Miuncheno dailės akademiją. Tai Sofija rašo, mane kūdikį išsivežė tėvai į Miuncheną, o Marija prisiminimuose rašo, kad sesutė sakė, mes važiuosim toli. Ne? Tai kūdikis, mergaitės greitai pradeda šnekėti. Tai vat, vis tiek chronologiškai žvelgiant, plius minus tam tarpe 2 metai, o 1869, 70, 71 Nikodemas Ivanauskas tikrai studijavo Karališkoj Miuncheno dailės akademijoje tapybą antikos klasiai, nes yra imatrikuliacijos dokumentai, kur vat yra nurodyta Nikodem Ivanovski studentų sąrašuose. Pirtelė pastatyta 1926 metais, tai va čia tie metai, kai Sofija mirusi. Ir ji, vat, matėt, kiek nuėjom, maždaug 200 metrų nuo pagrindinių pastatų. Šito nebuvo, tai kodėl pirtis statė toliau nuo sodybų? Tam, kad neduok Dieve nelaimės atveju ugnis neperšoktų ant pagrindinių pastatų. Ji yra dūminė. Kodėl dūminė? Tai vat, žiūrėkit į stogą, ji neturi kamino. Pirtis. Bet pirtis. Bet viskas, vat, tas, kur čia prožektorius, va, čia maždaug kažkaip labai neryškiai šviečia, bet vis tiek matosi, vat, čia yra anga ir kaip sakiau, lauke, kad nėra kamino. Ir pro šitą atidarom šitą dangtį ir tuomet pakura šitoj pirty yra ten iš priepirčio. Pradėjus kuriant, turėtų tie visi dūmai eiti per angą, bet priklausomai nuo oro sąlygų, ta pirtis už tai ir yra tie palinkėjimai garo, ane, arba kaip dar čia, sakykim, vat, vėjas ne iš tos pusės ir viską bloškia ir ta pirtis, sakykim, nedega, rūksta. Ir pirtį kūrenant, tai jau turi su tiek kantrybės ateiti ir aišku, lėtai reikia tai daryti. Pagrindinis darbas kūrenant pirtį, neskubėti, kad palengva įkaistų tie akmenys. Ir aišku, irgi baisiausias dalykas, jeigu skils, tai čia pas mus pirtelė liepsnojo 2018 metais. Sprogo akmuo, matyt, žiežirba panešė po sijom ar taip, ir stogas kaip žvakelė liepsnoja. Tai pagrindinis irgi dar dalykas, kad ant karštų akmenų pilam tik karštą vandenį. Jokių būdų nešalta, dėl to ir tie katilai juodi, pajuodę ir kaip patarlė sako, juokiasi puodas, kad katilas juodas. Tai va, ir nėra kamino todėl, kad kažkuriuo metu uždėjo kaminų mokestį. Įvedė kaminų mokestį. Ir jeigu mes galvotume apie visus pastatus buvusius Paragiuos, vien Paragių ponų namas turi 3 kaminus. Tai dar buvo Kalvė, kuri tikrai su kaminu, ir dar buvo Kumetynas tikrai su kaminu, ir dar buvo Ūkvedžio namas, tai tikrai turėjo turėti kaminą. Tai jau kiek suskaičiavom? 3 Trobos, Kalvė, Ūkvedžio, 6. Ir kad išvengt tų dar papildomų mokesčių, žmonės sugalvojo, pala, nėra kamino, bet galima ir be kamino prikuriant. Tai va, mūsų pirteliai, ji tokia prabangi, didelė, yra mažesnių, mes čia 13 žmonių yra tilpę ir, kaip žinot, ta socialinė distancija nelipsigi svetimam žmogui ant skraito. Tai telpa ir daugiau tilptų. Tai, sakykime, mane pagrindinis dalykas būdavo, kad į pirtį nieks nevaikščiodavo po vieną. Žinot, kodėl? Dar netgi ir kaimynai, bet pagrindas buvo, kad pats viens nenugaruotum. Dabar pakruo. Tai dėl to,
Jeigu kaimynas kūrė, pakviečia savo kaimyną. Jeigu, aišku, tas pagrindinis dalykas, kad šeimyna maudosi, šeimyna tai reiškia, kad visi ir tie, kas mažiau dirba, na, ta prasme, dirbantys žmonės, pirtis labai padeda atsigauti po sunkių darbų. Ir pirmiausia, vyrai eidavo, nes jie pakelia daugiau kaitros, o tada dar užtekdavo tie, jeigu gerai įsikūrenę akmenys, jie laiko šilumą. Žodžiu, apsipraus, dar net elegantiška, sakykime, žmonės dabar sako, oi mano širdis, žodžiu, aš nepakeliu karščio. Tai su kantrybė 50-40 laipsnių dar irgi visas organizmas jis įkaitęs, pradeda prakaituoti ir čia yra tada dar elegantiškiau ir dar sveikiau. Tai mes esam prie rašytojų akmens. Stovi jis jau nieks neatsimena. Žodžiu, nieks neatsimena, nuo kada stovi. Gali būti, kad netgi Nikodemas Ivanauskas tuos akmenis sudėjo. O gal vėliau sudėti, kai paskaitė, kad Marija Lastauskienė, dukra, rašydavo tiesiog, jai vatane siužetas matyt susidėlioja, jinai buvo labai didelė žygeivė. Ir pavyzdžiui, iš čia, iš Paragių, ji nueidavo į Žarėnus ten, kur pas savo tetą. Į Propapylę, žodžiu, čia Šiaulių rajone. Tai ten plius minus 30 km, jai beinant jau viskas susidėliodavo siužetas ir sakydavo, beliko dabar šlapio samanos, bet vis tiek žavinga, ne? Ir belikdavo tik užrašyti. Ir jeigu ji rašė, tai rašė be sustojimo. Tiesiog nesvarbu buvo šeimyną pavalgius, nepavalgius, pamaitintas tėvas ar ne. Nu, žodžiu, visada buvo, kas pasirūpina namiškiais. Tai čia vat irgi toks dabar tik pradeda sprogti, toks, kai viskas sužaliuoja, tai tokia gamtos koplytėlė. Ir labai akustika gera. Jeigu Marija Lastauskienė vat ir rašydavo, jai svarbu buvo pabėgti nuo to kasdienybės šurmulio ir dukra ją atrado netgi kažkuomet prie apverstos bačkos ant dėžės, paprasčiausiai lindusiai krūmus rašė. Tai va, viena sesuo labai buvo gera virėja, Sofija, net ir sukūrusi, sudėjusi rinkinį tokį vadovėlį šeimininkėms su įmantriausiais receptais, kuris buvo išleistas 1911 metais. Ir šaipėsi iš sesės, kad sesė arba užmirždavo užkaisti, arba užmirždavo nukaisti. Tai tom pelėdom visaip atsitinka, aš esu irgi nekartą pamiršus nukaisti, jau kai kitam gale užuodžius vilėsius, pasirodo dega mano kruopos. Tai žodžiu, čia va tokia idylė, tai dabar atrodo, ne, kad čia tas dvarelis toli ir tiksliau arti ir čia viską, kur čia pasislėpsia ne šiom dienom, o kaip jūs sakot, visur krūmai ir matyt, nebuvo čia taip jau iščiūstyta. Čia atrodė miškas, ne? Tai įsivaizduokit, va, dabar jau kiek prie mūsų akių koks 10 uosių jau iškrito. Tai ne, ir tas, o dar vaikui tai taip visai kita pasaulėjauta ir kitą kartą atsisėdus atrodo irgi kaip, tai va, dukrai mama neatsiliepdavo, o paskui dar rašo, kad pati Marija, pavyzdžiui, kviesdavo mama, sakydavo, jo mane kaip bajoraitėm negalima žaisti su sodiečiais vaikais, nes pasidarys rudos kaip sodietės. Ir liepdavo tik pavėsi po klevu, nu, tai kiek tu gali neišbūt po klevu. Tai jos sulaukdavo, kai mama užmygdavo ir išskrisdavo, kaip sakau, į pavirvytę lakštingalų klausytis. Ir tada grįžinėjant, tėvas matyti irgi užtapydavo iki, nu žinot, kūrėjas, menininkas. Tai jeigu jam spalvos gerai liejasi, jis ir tapo. Tai sako, o mano pelėdos parskrido. Tai ir nuo tos va ta ne pelėdos, o mes va čia prie lazdyno, tada yra kitas lazdynas. Tų lazdynų buvo į valias ir priskindavo riešutų maišais. Tai net ir Sofija
Višinskiui rašo, Poviliuk broleli, gal tau riešutų atsiųst. Žinot, studentui riešutai, taigi, koks penas. Ir, na, ten kiek visokių medžiagų, bet ir maistas vertingas. Tai va, maišais tų riešutų buvo nes buvo žiemos. Kažkaip va, kažkaip susitikdavo, spėdavo tie riešutų, va, lazdynai, žydėjimo metu apsikeisti ir kad jų kitaip tas, procesas riešutų mezgimo įvykdavo. O dabar vieni tie žirginėliai vienu metu žydi, tada reikia apsidulkinti ir nebepavyksta, nes tie nužydėję, tie dar nežydėję. Dėl to, jei neselekciniai tie naujoviški riešutai, tai tų tokių laukinių jau sudėtingiau surasti. Labai graži skrinė ir čia visiškai čia žiūriu, vat ką daro laikas, vat kinvarpos miltai. Trampampam, muziejininkų džiaugsmas ir visų kitų, kurie stengiasi vatanais. Jeigu dabar pabandytume visas tas kinvarpas iš čia išpravodyt, tai va, žmonės atvažiuoja ir pasakoja, kaip tokias lovas, skrynes pavertė į malkas. Staklės čia radau tiesiog rėmus ir nusprendžiau, kad reikia daug vertingiau jas parodyti, bent jau dalinai, kokio didumo, kaip jos veikia, kaip jos atrodė. Ir pavyzdžiui, senas pasakymas, perskaičiau apie Sofiją, kad jai nutekėjus pas Pšibiliauską, sako, laikas sėsti į stakles. Kažkas jau įsidrasinęs. Ji buvo siuvėjo. Ji buvo ir audėja. Marija mokėsi siuvėjos amato. Tai ji pirmo paraginimo net negirdėjo. Kažkas po kiek laiko vėl įsidrasinęs, sako, laikas sėsti į stakles. O į stakles, va matot, suolas ir įlipi. Kai ateisim viduj, tai aš sėdu prie kitų staklių o čia tai praktiškai vat irgi jūs net irgi, jeigu pabandytumėt, man tai tos staklės jau per maža. Vat čia netgi, va. Ir čia, sakykime, jūs dar gerai telpat. Ir čia vat yra tas skietas, ir tas taip vat audėjas, mes viską galėsim pabandyti viduj. Tai čia nytis, čia mes tik sukabinom, kad maždaug vat principas jaustusi, nes vat tas sėsti į stakles. Ir čia vat padėta prie staklių vertingiausios dalis yra skietas. Šičia skieto dalis, vat įsivaizduokit, viskas padaryta iš metalinių tokių vat. Ir per visus tuos reikėjo praverti siūlus. Sakykime, tai austi yra visiškai nekai palyginus su tuo, jeigu nėra metimo padaryto, o metimą reikia įriesti į stakles. Ir visą tai Sofija išmoko, bet kai pradžioje jai sako laikas sėsti į stakles, ji negalėjo prisipažinti, kad aš nemoku austi. Nebelaukus trečio paraginimo apsiviniojo ranką, sako, man labai skauda ranką, sėskit į stakles, o aš kai išgysiu. Tai žodžiu, ir paskui jau pradėjo, vat iš tėvo, net tėvas dailininkas, mama labai buvo gabi rankdarbiams, tai ji tiesiog iš tas spalvų pojūtis ir tada merginos bėgdavo pas Lazdynų Pelėdą prašyti, kad padėtų susidėti raštus, kaip įmantriau audėjai, sakykime, austas, išaustas, įmantrus raštas rodė, kokia gabi mergina, moteris. Ir tuo galėjai didžiuotis ir išsiskirti, o ne kažkokiais, sakykime, ir pasipuošti, aišku, kaip viduj nuotrauka bus, kaip bajoraitė, taigi jau pagalvokim, jos bajoraitas. Ir ji nusprendė, kad apsirėdys, kaip paprasta sodietė. Dar skarą iš tos meilės žmonėm. Jis sako, tiesiog mylėjo žmonės ir kalbėjo lietuviškai. Marija, jos sesuo,
rašė lenkiškai, o Sofija išversdavo, kaip sako, laisvų vertimų į lietuvių kalbą. Bet po sesers mirties Marija irgi pradėjo rašyti lietuviškai. Tai įsivaizduokite, ne, gabumas. Nu, vat, ir tada buvo apie 30 metus išsiaiškino detektyvą, kad Lazdynų pelėda, jos buvo 2. Tai va, čia tie rakandai, sakykime, pagrindinis, visiems galbūt daugybė dalykų pažįstama, bet norisi priminti apie liokajus. Tai liokajus, ane, per gerus spektaklius, kokius, vat, ane, rodo, kaip vaikui apžergia ir liepia, ne, tėvas, numauti tą guminį. Šičia yra jau tarybinis, ne, miškininkui skirti batai. Tai lyg atrodytų yra kerzas, bet čia kerzas tik tai, o čia va dermantinas. Ir dar, jeigu gerai pasižiūrėtume, gal dar net datą rastume, bent jau kainą. Ir įsivaizduokite, ne, vat, nedėvėti. Va, kaip atrodė viskas. Svinukais jo. Nu čia, matot, čia ne... Irgi dabar jau vertybė, Rastka Gudras, ne? Tai... Tai va, dar taip apžvelgus, grįžtu į šitą kampą. Ir čia 2 dalykai, nors čia ginčijosi su manim neseniai vienas lankytojas. Čia va yra eksponatas, ant kurio užrašyta vokiškai Municionskorb. DFK 16N/A, metai 1936. Tai čia yra, nu, vat, kaip čia, lengvų sviedinių, ne, vat, kareivis užsidėdavo tą kuprinę ant pečių ir bėgdavo prie, nu, toks, vat, greito šturmo, ar kaip čia pavadinti. O čia transportavimui jau didelis pabūklas, sakykime, pagrindinė paskirtis tuo šaudmenis atgabenti iki mūšio lauko, o kad metalas į metalą nesitrintų, va tokius krepšius pynė ir tada tik tai švysta ant pečių ir bėgi prie, nu bėgi, neši iš vagono, jau aišku, galbūt tą automobilį gali privaryti arčiau prie to vagono, nu bet vis tiek, va, kažkaip kraut reikėjo. Tai čia liko iš Antrojo pasaulinio karo? Na va, 36 metai, ne, tai kažkas kažkur atrado netoliese. Buvo geri odiniai diržai, kažkas juos, nu, panaudojo pagal kitas paskirtis. O jums dabar, va, paruoškit rankas, prisiminkim promočių. Kas čia? Va, ištieskit po apačią. Va, tuščia, ne, tuščia gelda, dar miltų likučiai, tai irgi diskutuojam su lankytojais, ar tokioj duona minkydavo, nu bet kleckus miltinius tai tikrai. Gali būti. Ane? Ir va čia va plonas, kaip išploninta čia liepos medis, minkštas būdavo, tai va galėjo laviruoti dėl... Ir sako, meistras mylėjo moteris, va išėmė dar kiek įmanoma, kad būtų kuo mažiau sunkiai. Nes kai pagalvoji, jeigu nieksgi vieno kepalo duonos nekepė, tai su visa minklė, ne, aš kažkam sakau, tai turi vat, atnešt, parnešt, o kam sako nešiot? Nu suprask, užminkiai, prie pečiaus padėjai ir tada formuoji kepaliukus ir tada vat sulyžė, kuri ant sienos šauni į pečių. Tai visokių istorijų irgi yra, kaip pavyzdžiui, Anyta Marčiai neleido savo pečiui išsikepti duonos. Tai iš namų su visų kubilu neždavo kažkur keptis pas kaimynus. Nu, su kuo susitardavo. Čia ypatingo gražumo apdaras, ne, liemenė. Tai koks čia vat kailis irgi, matot, trupa akise, bet čia nagingų žmonių, vat, ne, irgi laikyt produktam su dangčiu, dugno nebėra, bet vat, matyt,
Sūriau spausti. Taip. Katafal. Kalatauka. Nebemoku neištarti. Sviestą jaučia Kai mūsų. kankindavo mumis mamą. O tai taip, nesumušė, ne, o gaunas didšviestis, kas tas nesilimpa ir nors tu ką. O sako, jei sumuši, tik tada į lauką. O čia pakrojietiškai vadinasi muštokė. Muštokė, o žemaitiškai kalataukas, viestamušis, dar kaip čia ir nebe... Ir žmonės dar kitaip vadina maslionka, nors maslionka tas kas lieka, ne? Gerdavom tą rūgštingolą. Kaip vadinat rūgštingolą? Fantastika. Nu tai va, klumpės tik kairė koja, kodėl dešinės neliko. Dabar apsikeiskim vietom ir va čia noriu aš jums parodyti visišką retenybę. Nu nesu aš mačiusi dar, kad kas turėtų 3 variantus, ne šito. Atspėsit, kas čia yra? Ramentai kažkokie? Ramentai... Gal, kai kojas neturi, nežinau, kaip vadinasi, protezai. Protezas. Taip, tikrai taip. Va, tikrai taip, 3 variantai žmogus turėjo. Matyt, žinot, vat, visokių jis bandė savo visai palengventi gyvenimą, nes va čia vat, net diržai ne, išlikė, matyt, prie jos mens prisikabindavo ir jis jau turi pusiausvyrą. O jeigu be protezo, tai tada ramentai, tai ką, nu ką, juos turi laikyti ramentus. Mediniai išdrožti. Pasidarydavo, o ką darysi, jau kaip... O čia va, žombrė. Žombis, čia plūgas, ne, ir irgi tas, čia pakinktai, va, odiniai dar, šičia, va, kaip išaiškino vienas lankytojas, čia tą dėdavo po pavalkų, kad nebūtų va, ant medžio vieno, ne? Tai irgi laikas trūpina tuos mūsų eksponatus. Tai šitam kambarį gyvendavo Lazdynų pelėda. Ir tėvelis jai ant durų buvo nutapęs pelėdą. Čia anuomet tos alkos, tai čia buvo visiškai toks architektūrinis šauksmas, nes sudėtinga statyba ir kadangi reikia galvoti, kad tai laikmetis prieš, nu, vat, kaip sakiau, ne prieš 140 metų, 42. Ir šitas kambarys nešildomas, čia dar buvo toks praustuvis kabėjo. Ta skrinė, kaip pasakojo, buvo kelioninė. Šičia stalas šitas ir 2 kėdės pagal dokumentus priklauso Maironio literatūros muziejui. O paskirtis to stalelio yra, nu, vat, kortom žaisdavo, žaidimų stalas, žodžiu. Ir šitą mukelę radau palėpiai pastogiai, žodžiu, matyt, žinot, kaip nekasdienio naudojimo, matyt, daiktas. Tai, bet atsinešiau, galvoju, o maža kas, gal čia Nikodemas išdrožė, nes jis buvo išdrožęs tokia Kristaus galva žolinė. Dabar tuos, jūs minėjot apačioj, kad buvo rūbai, tai vat Alkos muziejui, kadangi anuomet ir dar va čia buvo Tryškių valsčius. Ir Tryškiai, paskui Telšiams, ir Alkos muziejus išsivežė skarelę, bliuzelę, lazdelę, tą praustuvį, originalų Marijos Lastauskienės pasą, jį parodysiu apačioj. Vokiečių laikų išduota, tai, bet pagrindas, tai va čia buvo Sofijos kambarys, kol ji jauna buvo, paauglė, o paskui vėliau, kai grįžo, gal dar turėjo sveikatos, va čia, sakykime, užlipti, bet vėlesniais, jau paskutiniais gyvenimo metais, matyt, kitam kambarį jį miegodavo. Ir esmė tame, kad mirė Sofija va čia Paragiuos ir buvo pašarvuota. Paragiuos ir mes, va, kur sėdėjom apačioj kambarį, tai ten tikriausiai buvo galbūt Lastauskienės viena iš dukrų aprašė tetos laidotuvės, kad irgi privažiavo daug giminių.
buvo neišvengiamai tradiciškai giedami žemaitiški kalnai ir daugybė giminių vainikai. Yra filmuota medžiaga istorinė, kaip vat Basanavičių laidoja su tais vainikais, tai tuos vainikus skirtus Lazdynų pelėdai pagerbti dar ilgiausiai buvo sudėję ir saugojo koplyčioj Tryškių. Prisimena viena mokytoja vat buvo, tai dabar galim keliauti į apačią. Galime išeiti į Palkoniuką? Jis toks, žinokit, sutrešęs, bet jūs eikit. Aha, gerai. Ta mašina, sugadintum ką nors. va tas ūkis, ne, tai svarbiausia jūs neįmūkit į tas išpurėjusias, ten va 4-3 geros lentos, aš čia padėjau, kad ne, nes tik kur lipu ten jau ir... O dar, žinot, ką norėjau paklausti, o kas fotografavo Lazdynų pelėdą? Kas fotografavo? Jo. Taigi man atrodo, ar nežymus fotografas Jarošaitis. Vot aš tą norėjau paklausti. Man yra sakę, kad vatane buvo, dar kas buvo išlindę, Silkinis, ar Nebalsiuose nebuvo Silkinis? Gyvena kažkada, kažkur buvo Silkinis. Nes va aš viena mokytoja iš Tryškių, ji deda vatane Tryškiai senose fotografijose, ir buvo atsiradęs vatane, kad daug, tai va tos nuotraukos, ne, jūs net pažinot irgi, tai berods Pranas Silkinis, o dar su kitų Silkinių, Leonų Silkinių, Lazdynų pelėda bendravo, Sofija, va Sofija pačioj, sesė Marija Lastauskienė viršuj, abidvi Lazdynų pelėdos va šičia nuotraukose, bet aš jums dar noriu parodyti istorinę knygą, kurią aš radau, ir ten yra šitoj knygoj vat Lazdynų pelėdos portretas trupučiuką kitoks. Kaip parodyti šviesoje. Matot, 1921 metai Kaunas. Kaip gerai įsilaikys knyga dar. Ir, na, knygas vat reikia čiupinėti su pirštinėm jau dabar. Aš va čia jums sakiau, būtinai reikia Pasakopėjo. Tuoj parodysiu, žodžiu, jis yra kaip tokia knygutė. Ir pagrindinis, vatane, ką reiškia, sako herbas, ir šitas pasas yra 1916 metais išduotas gegužės 4 dieną. Ir visos, sakykime, viskas, ne, pirma kalba Deutsche Verwaltung in Gebiet des Oberbefehlshabers. Tai žodžiu, toks vertimas vokiečių valdžia srityje vyriausiojo vado rytuose. Vilna, vat kaip parašyta, ne, tada vėl Vilna nubraukti, įrašyti Parogi, tuomet Šaulen, va čia kur Geburtsort, Šaulen, Šiauliuose. Marija Lastauskienė gimė Šiauliuose ir apskritis Šaulen, irgi Šiaulių apskritis, Geborenė Ivanovski. Matot. Ir ką reikėtų dar galbūt pridėti apie vokišką tvarką, kur vieni žmonės labai žavisi vokišką tvarką ir nuostatai. Aš vieną pastraipą. Pasą reikia turėti visuomet su savim. Kas bus rastas be paso arba kas turėtų su savim ne jam išrašytą, netikrą, padirbtą arba šiaip netinkantį pasą, bus baudžiamas katorga iki 10 metų arba palengvinančioms aplinkybėms esant kalėjimų iki 5 metų. Dabar dar apie Nikodemo Ivanausko paveikslus ir čia buvo tas, kur mes esam, toj pusėj Nikodemo tėvo galas, Nikodemo Ivanausko galas, čia svečių kambarys, šalia valgomasis, mažas kambarėlis, jo miegamasis, kaip minėjau, einant parke išeidavo jis į ateljė, tai žiūrėkit, jeigu atkreiptume dėmesį, kaip portretinė tapyba, čia maždaug yra žmonos sesuo baltaveidės Snežečkova, kuri gyveno Varšuvoj, o Lazdynų pelėda, tai tiesiog noriu dar irgi, kad į istoriją įeitų vieną pastraipą. Mano autobiografiją 3 pastraipas praleidžiu ir Sofija Pšibiliauskienė rašo.
Turėjau nelaimės užgimti 1867 metais tėvo dvare Paragiuose, Kauno gubernijoje Šiaulių apskrity, iš tėvo Nikodemo Ivanausko ir motinos Karolinos Piečkievičiūtės. Abu juodu buvo labai jaunų, tėvas vos 20 metus pradėjęs, idealistas, svajotojas, literatas ir dailininkas. Motina taip pat auginta poniškai, abu nepraktikos vaikų, nepasiruošusių pažemiai slankioti, gyveno svajojimais, nieko bendra neturinčiai su gyvenimo proza, su šiurkščiuoju šios ašarų, kraujo ir purvyno pakalnės gyvenimu. Tėvo artistinė siela slopinosi čionai prozos rytyje ir šit sumanė būdų ir su manim vos keletos mėnesių mergaitė leistis į klajūnę, į svetimą pasaulį. Miunchene tėvas įstojo į dailės akademiją. Motina mane auklėdama pelnėsi sau duoną siuviniais, adimu ir šiaip taip slinko laikas ir 4 metai taip praslinko. Tai tas gražumas, ane, ir smetoninė kalba, didžiausia vertybė man, čia dar nieks nebuvo tos tarybinės cenzūros ir kaip aš jums kieme užsiminiau, Lazdynų Pelėdos tekstai, istorijos, kurias pasakojo, buvo labai arti žmogaus. Tiesiog ji perteikė to laiko dvasią ir moteris, vyrai skaitydavo Lazdynų Pelėdą ir vienos rašytojos baba, kaip jinai sakė, duokit man Lazdynų Pelėdą paskaityti, suprask, žemaitė jai per grubi. O čia bajoraitės visai rašo apie puotas, apie kaip gražiai Laimės griuvėsiuose yra irgi apsakymas. Tai tiesiog žavinga kiek ir jeigu jūs skaitytumėt, tai prisimintumėt tikrai kokias kaip šnekėjo čia tam krašte. Tai aš užsiminiau apie portretus ir dabar, kad visai nepasirodytų, kad niūrus, tamsus ir taip, ir tie paveikslai tokie laiko patinos sluoksnių padengti, o šičia turiu vienos kaimynės ponios Marcelina Skausgirdienė. Įsivaizduokit, kokia elegantiška, graži suknelė, vasaros mada ir ją matyt, Nikodemas Ivanauskas kaip dailininkas, žinot, būna fotogeniški žmonės. Tai jam ne vieną portretą jis jos yra nutapęs. To šeimos istorija liūdna. Viena dalis žmonių pasitraukė, emigravo į Ameriką. Kiti buvo su pirma banga išvežti į Sibirą. Kokia pavardė yra? Skausgirdai. Ir jos vyras Skausgirdas prie to stalelio tikrai ne vieną partiją yra sulošęs su Nikodemu, bet kas netipiška lošimams, Nikodemas buvo visiškas abstinentas, visiškas. Ką darė, tai pipkavo, čia jo autoportretą jūs nufilmavot ką tik. O paskutinė istorija, anekdotas višne ant torto, bajoras sumanė nutapyti tarnaitės portretą. Ir Karolina, sužinojusi, kad dabar tapys tarnaitės portretą, tai kas per nesąmonę, tai ji 2 metus sugalvodavo priežastį, kodėl negali ji dabar sėdėti modeliu ir kodėl portreto negali tapyti. Aišku, tas dailininkas pristojęsgi ne kiekvieną dieną vis tampė už rankos ir sakė, sėsk, aš tave tapysiu. Tai darbai. Prisiminęs vėl paragindavo, bet portretas buvo nutapytas, kabėjo čia ant kažkurios sienos ir Marija Lastauskienė rašo, kol tėvas nepardavė kažkam už niekus. Tai, matot, ir tas toks, tapyti yra viena, o būti verslininku gerai parduodančių savo paveikslus kita istorija.